Duok ranką, duok kairę ranką. Opa! Huawei Watch 5. Turėjai Huawei, kad nors? Ne, neturėjau. O dabar turi. Jeigu sportiškas, čia yra daugiau negu 100 sporto rūšių, kurias jis gali sekti automatiškai ir 14 profesionalių sporto rūšių, tokių kaip golfas su visais parametrais arba, pavyzdžiui, nardymas. Ištark žodį fotopletizmografija. Fotopletizmografija. S raidė, ne Z. Floto. Šitame laikrodėje yra štai toks Huawei X-Tab. Ir čia yra du jutikliai. Vienas iš jų EKG, tai yra kardiograma, o kitas būtent yra fotopletizmografinis jutiklis, kuris mato mūsų kraujagyslės ir mato, kaip ten kraujas vaikšto. Pridė pirštą, palaikai 30 sekundžių, jis pamatuoja 11 parametrų. Aišku, ten aritmija, visi kiti reikalai ir netgi jisai tikrina tokį dalyką, kaip kvėpavimo kokybė. Čia liepia man mikrofoną įjungus pakvėpuoti ir pakosėti. Eiktų. Ir jis parodė, kad viskas norma, galim pasižiūrėti. Tai aš visas esu normalus pagal jį, anomalijų nėra. Šitas yra 42 mm superbala, tai šitas 46 mm. Abu gražus, tokie metališki. Palauk, čia yra titanas, su titano apyrankė, čia pati prabangiausia versija. Yra titaniniai, yra plieno nerūdijančio, yra apyrankės skirtingos. Kiek baterija laiko? Tavo ir šito didžiojo iki 11 parų įjungus max baterijos taupymo režimą. Standartinis 4,5 paros. Ir net jeigu naudoju Jeigu vis laik jungtas ekranas, 3 paros. Bet jeigu netgi naudoju topogramifikaciją irgi? Ne taip, ne tas žodis, foto, ne topo, foto.